pasidalinti savo mintimis, kurios pastarąsias kelias dienas vis ryškėja ir stiprėja. Tai apie tai, kaip moterys save padeda į antrą planą, apie tai, kaip moterys pamiršta save ir iš to pamiršimo jos jaučiasi neįvertintos, per mažai dėmesio gauna, nesijaučia mylimos, trūkumas dėmesio, trūkumas meilės, jas tiesiog ima blaškyti, jos tiesiog nusivilia, daug nusivylimų atsiranda ir nebeturi to tokio džiaugsmingo džiaugsmo, meilės, laimės savo gyvenime, nes jos atiduoda visiems aplinkiniams, išdalindamos, o pačios į save neįdėdamos. Nieko aš naujo nepasakiau, nes iš tikrųjų ir pati toje pačioje vietoje buvau, kai dalinau save visiems, o pati pajutau, kad esu tuščias vandens uzbonas, kurį reikėjo pripildyti. Ir žinok vieną dalyką, jog nei šeima, nei vaikai niekur nepabėgs. Jie bus laimingesni tada, kai matys mamą, savo žmoną, moterį, laimingą, besišypsančią, realizuojančią save, aktyvę, meilėje, darnoje ir su savimi. Tai yra labai svarbus dalykai ir iš tikrųjų kartais matau, kai moterys 50 ir viršaus, ir jaunesnės vis dar ieško savęs, o iš tikrųjų ieškoti savęs nereikia. Reikia sustoti ir reikia sau skirti laiką. Reikia sustoti ir reikia sau skirti laiką. Reikia skirti sau meilę ir tada pamatysi, kad tavo realizacija, tavo ieškojimai, tavo norai visi pradės realizuotis ir pildytis, kai tu būsi pati su savimi darnoje. Ir vėl praeina tokie etapai ir tu matai, kaip moteriams yra reikalingas tas, kaip moteris bręsta. Vienos bręsta greičiau ir jų norai, sąmonė ryškėja, ko jos nori. Kitoms reikia daug ilgiau visą tai praeiti, išgyventi, suprasti, įvertinti ir padėti tą tokį tašką ten, kur aš buvau, ir uždaryti duris ten, kur aš buvau, ir atidaryti naujas duris į ten, kur aš noriu būti ir kuo aš noriu būti. Tai yra labai labai svarbu. Ir kai aš dalinuosi tą galimybę būti sėkmėje, darnoje, meilėje, realizacijoje su savimi, tai puikiai suprantu, kad yra maža dalis tų moterų, kurios nori jausti save kitokią, nori matyti save kitokią, nori kurti save kitokią. Taigi kviečiu tave sustoti, skleistis, suprasti, įvertinti save, atstatyti, padėti savo, realizuoti save, sustoti ir žydėti. Žydėti, skleistis kaip gražiausias žiedas. Jeigu tu esi pasiruošusi pokyčiams ir jau esi pasiruošusi sustoti, matyti save, jau žinai, kaip nori matyti save, kviečiu tave, parašyk man ir padėsiu šiame kelyje eiti kartu, nes tą kelią aš jau esu praėjusi, todėl man bus didžiausias džiaugsmas, didžiausia laimė padėti tau atrasti save iš naujo arba įprasminti save per grožį, realizaciją. Nėra nieko nuostabiau kurti, dirbti kartu su moterimi, kuri jau žino, ko nori, jau žino, kas jos širdyje ir kur jinai nori nueiti. Kviečiu tave. Laukiu tavęs savo komandoje, savo moterų būryje.